Buvęs Kauno Žalgirio ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Vladas Garastas sako, turi dvi gimimo datas. Vieną vasario 2, o kitą rytoj vasario 8. Tad išvakarėse šios datos apie skaudžias netektis Lietuvos krepšinį ir ar mūsų vyrų krepšinio rinktinė pateks į olimpinės žaidynes, kalbėjosi kolegė Jūratė Nilionytė. Labadiena, su treneriu mes susitinkame čia Kaune, krepšinio namuose, jo pavardė yra tarp Lietuvos krepšinio šimtmečio trenerių ir pakalbėsim ir apie krepšinį, ir apie gyvenimą. Treneri, jūsų gimtadienis yra 2 dieną vasario ir 8 dieną, tai kada pats švenčiat? Kokią norit. Taip, kada švenčiat pats? 2. Jau baigėsi, aplinkoj namiškių. Paprastas dalykas. Tėvai gyveno Joniškėly, gimiau 2, bet persikraustė į Linkovą. Tuo laiku nebuvo metrikacijos skyrių, bažnyčia. Ir bažnyčiai užregistravo 8. 92 metai, kaip jūs pasijaučiatės? Kokia jūsų forma? Forma? Turbūt tokia, kaip turi būti 92 metų. Negali pasakyti. Nieko. Užlipu laiptais, nulipu, vaikštau. Dar pats einu. Nežinau. Čia turim gėjot. Landsbergiui ir 92, o Adamkui 5 metais dar daugiau turi. Ir prašau, ir vaikšto, važinėja. Aišku, gal priežiūra yra geresnė ir taip toliau. Taip. Kaip kam lemta? Treneri, prieš mėnesį netekot žmonos? Netekau jau. Kaip jūs laikotės? Kokie jūsų atsiminimai? Psichologiškai prastai jaučiuos labai. Labai prastai jaučiuos. Taip, netikėtai labai viskas išėjo. Kokia jūsų dabar kasdienybė? Žiūrit krepšinio rungtynės? Žiūriu. Tai reikia ko tai užsiimti. Tai į federaciją ateinu čia biškai, pakalbam, ką tai. Ką daugiau darysi. Pasaulio čempionate Lietuvos rinktinė įveikė amerikiečius, bet liko 6 po to. Kaip jūs vertinate tą pasirodymą? Turbūt neabejotinai rungtynės stebėjote. Su amerikiečiais? Taip. Kodėl? Labai skaitau, čia yra didelis laimėjimas. Labai didelis. Apie žaisti amerikiečius čia tikrai reikia gerai žaisti. Bet kaip neapžaisi. Čia jau aukso raidėm gali rašyti tą pergalę. Taip. Kokį įspūdį jums rinktinė paliko? Kaip? Kokį įspūdį jums rinktinė paliko žaidusi čempionatą? Nėra pastovaus žaidimo. Išlošia prieš amerikiečius, paskui nuo Latvių gauni 30 taškų. Taip? Negali tai būti. Čia reikia ieškoti priežasčių, nusistatymų čia. Čia daug reikia kalbėti, skaitau. Bet kas čia? Žaidėjų nusiteikimas? Lėmė tokį bangavimą ar kas? Be kalbų. Nusiteikimas žaidėjų ir žaidimo taktika. Žaidimo taktika. Čia yra toks, pavyzdžiui, paprastas dalykas. Vat yra čia Butautas, o dar vienas krepšininkas garsus buvęs Europos čempionas ir taip toliau. Jeigu nesiseka puolime, reikia ilgiau pažaisti kamuolį. O dabar taip, tau įmeta, tu greitai, pro šalį. Tau įmeta, tu pro šalį. Ir žiūrėk, ką 20 taškų. Ne, čia tu neteisingai žaidi. Tu kaip tik tai turi išlaikyti puolime, ilgiau kamuolį išlaikyti, kadangi tegu jie dirba gynimai, tegu jie ilgiau vargsta gynybai. Jiem netenka nepavargti gynybai. Net netenka dengtis, nes ateina kažkoks ir šveičias kažkokias padėtis. Vot kam esmė. Ir dėl to taip ir gauni daug į kailį. Paprastas dalykas. Galim sakyti, nebuvo žvaigždžių pagrindinio. Galima sakyti, bet jeigu nebuvo, reikia, kaip sakant, dar daugiau mobilizuotis, dar daugiau turėti kantrybės ir žaisti, bet kaip.
kai žvaigždžių, nu, tai ten tas gaus kamuolys, ten apžais. Dabar man vadoje paliko tie žaidimai 1-1. Ir labai visi vienodai, kaip sakant, žaidžia. Nu, čia nenoriu kažko kalbėti. Patekti dabar į olimpinės žaidynės liko paskutinis šansas. Rinktinį mūsų, tai atrankos turnyras Puerto Rike, burtai, tokie sėkmingi. Kaip manote, ar pavyks laimėti turnyrą ir patekti į Paryžių? Dėl olimpinių žaidynių, ir kokios komandos ten bus? Juk kur reikia žaisti? Puerto Rike, taip? Taip. Tai Puerto Rikas stipri komanda. Neaišku, kaip bus čia. Čia reikia labai rimtai ruoštis. Skaitau, reikia bendrai kokiu būdu gauti, pamatyti Puerto Riko, kaip jie žaidžia, ką ten. Reikia juos išnagrinėti po kauliuką. Treneri, būtų skaudu, jeigu mes antrą kartą į olimpinės žaidynės nepatektumėm. Mūsų krepšiniui. Nu, reikia jau krepšiniui atsigauti, jau truputį viškimės kažkur esam pradingę. Dabar 5 trenerių užsieniečiai. Nu, kur mūsų žmonės? Aš nenoriu čia plėstis tik. Man nėra skaudu ir man yra negera, kad tais laikais mes buvom didesni patriotai, negu dabar kažkaip tapom kažkokie labai visuomenininkai. Bet kažkokioje vietoje reikia būti ir patriotais. Kažkokiais kietais, neįsileisti nieko į savo daržą reikia. Tai treneri, rytoj vis tiek gero gimtadienio jums. Ko jums palinkėt? Sveikatos? Sveikatos. Sveikatos palinkėt, viskas daugiau, ką man. Nieko daugiau. Ką dariau, tą dariau, viskas praėjau. Istorija. Tikrai visi galime matyti tuos sveikatos linkėjimus perduoti treneriui rytoj švenčiančiam vieną iš savo gimtadienių, nes minėjo, kad švenčia 2, o eteryje trumpa pertrauka ir visai